Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė spjauna į veidą visai krašto apsaugos sistemai ir kiekvienam sąžiningai Lietuvai tarnaujančiam kariui. Todėl ji, pasinaudodama savo padėtimi, įsakė jai pavaldžioms struktūroms karo policijai, antrajam operatyvinių tarnybų departamentui ir net specialiųjų operacijų pajėgoms visą parą saugoti jos pačios namus, ne sieną, nesvarbu karinį objektą, bet savo namus. Šis atvejis tai jau ne tik piktnaudžiavimas, bet ir visos valdžios sistemos degradacija. Karo policija, specialiosios tarnybos, net specialiųjų operacijų pajėgos buvo mestos ne sienoms saugoti, o vieno ministro baimei apsaugoti. Kol visoje šalyje imituojamos kratos dronais ir kuriamas tariamas saugumas, kariuomenė saugo pareigūno, kuriam niekada oficialiai nebuvo kilusi grėsmė, nekilnojamąjį turtą. Tai grynas simptomas, kaip veikia šiandieninė Lietuva, valstybės interesus pakeičia valdžios interesai, ištekliai tarnauja asmeniniam komfortui, o valstybės institucijos yra tik priedanga saviems. Šakalienės pavyzdys toli gražu ne vienintelis atvejis. Verta paminėti ir iki šiol buvusius premjero O. Palucko opusus. Visi šie atvejai puikiai parodo tikrąjį visos sistemos veidą. Tokia valdžia nesaugo šalies. Dar daugiau, ji kenkia Lietuvai. Jiems ne vieta mūsų šalyje.